Šiandien pristatysiu, kaip naudojant Python galima automatizuoti Excel aktų kūrimą ir sutaupyti daugybę laiko. Procesas, kuris anksčiau trukdavo kelias dienas, dabar gali būti atliktas vos per kelias minutes. Papasakosiu, kodėl verta rinktis Python, kaip veikia automatizavimo procesas ir kokią naudą tai gali atnešti ne tik kasdieniam darbui, bet ir visai įmonei, didinant efektyvumą, mažinant klaidų riziką ir optimizuojant veiklos procesus. Rankiniai Excel aktų atnaujinimai sukelia nemažai iššūkių, kurie trukdo sklandžiam darbui ir mažina įmonės efektyvumą. Pirmiausia, laiko sąnaudos. Darbuotojai praleidžia daug laiko pildydami duomenis rankiniu būdu, užuot skyrę dėmesį svarbesnėms užduotims. Antra, klaidų rizika. Žmogiškosios klaidos yra neišvengiamos, kai duomenys įvedami rankiniu būdu, o net viena klaida gali turėti rimtų pasekmių. Galiausiai, neefektyvumas. Esami procesai yra pasenę, reikalauja daug pastangų ir nekuria papildomos vertės įmonei. Šias problemas galima išspręsti, automatizuojant procesą su Python. Kaip tai veikia, netrukus sužinosite. Python skriptai. Jie leidžia automatizuoti pasikartojančias užduotis, tokias kaip aktų generavimas, duomenų tikrinimas ir formatavimas. Excel integracija. Python bibliotekos, tokios kaip OpenPixel ar Pandas, leidžia lengvai dirbti su esamais Excel dokumentais, neprarandant duomenų ir formatavimo. Ir galiausiai laiko taupimas. Automatizuotas procesas leidžia užduotis, kurios anksčiau truko kelias dienas, atlikti vos per kelias minutes. Tai ne tik palengvina kasdienį darbą, bet ir suteikia įmonei konkurencinį pranašumą. Dinaminės datos. Tai svarbus žingsnis optimizuojant Excel dokumentus dar prieš pradedant Python automatizavimą. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad Excel failai būtų sukonfigūruoti taip, kad Python kodas veiktų efektyviau. Excel dokumentuose pritaikomas dinaminės formulės, kurios automatiškai apskaičiuoja dienų skaičių. Kai duomenys struktūruoti tinkamai, Excel formulės automatiškai atnaujina datas be papildomo rankinio darbo. Tai leidžia Python kodui tiesiogiai paimti naujausius duomenis ir sumažinti skaičiavimo apkrovą. Automatinis mėnesio dienų skaičiavimas leidžia tiksliai apskaičiuoti darbo dienas ir palengvina Python kodavimą. Tokiu būdu optimizuotas Excel failas užtikrina sklandų Python kodo veikimą, mažesnę apkrovą ir didesnį našumą. Python scenarijai leidžia efektyviai ir greitai atnaujinti duomenis Excel dokumentuose. Štai 3 pagrindiniai etapai, kaip tai vyksta. Duomenų pakeitimas. Python skriptai automatiškai atnaujina reikalingus duomenis ir tekstus Excel failuose. Tai reiškia, kad datos, sumos ir kiti įrašai keičiasi be rankinio įsikišimo. Ciklai. Python kodas cikliškai pereina per visus Excel dokumentus, taip užtikrindamas, kad kiekviename faile informacija būtų atnaujinta vienodai ir be klaidų. Teksto atnaujinimas. Automatizuojamas failų pavadinimo atnaujinimas pagal nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, pridedant datą ar kitą identifikacinę informaciją. Tokie scenarijai leidžia sumažinti rankinio darbo kiekį, padidinti duomenų tikslumą ir užtikrinti, kad visa informacija būtų aktuali realiuoju laiku. Vienas iš paskutinių automatizacijos etapų – Excel į PDF konvertavimą. Šis procesas užtikrina, kad galutiniai dokumentai būtų lengvai dalijami, tvarkomi ir pateikiami reikiamoms institucijoms. Štai kaip tai vyksta. Python kodas automatiškai konvertuoja Excel aktus į PDF formatą.
Tai ypač patogu, kai dokumentus reikia pateikti klientams arba archyvuoti. PDF failams automatiškai suteikiami pavadinimai su mėnesio, metų ar kitais identifikatoriais. Tai užtikrina, kad dokumentus bus lengva rasti ir atsekti. Kiekvieną mėnesį Python kodas automatiškai sukuria PDF faktus be papildomo įsikišimo. Sistema pati atnaujina duomenis, sukuria dokumentus ir išsaugo juos nurodytoje direktorijoje. Tokiu būdu sutaupoma dar daugiau laiko, sumažinama klaidų rizika ir užtikrinamas dokumentų vientisumas. Be to yra galimybė šį automatizavimo procesą integruoti su Microsoft Power Automate. Tai leistų dar labiau supaprastinti darbo eigą ir padaryti procesus dar efektyvesnius. Power Automate gali valdyti Python skriptų paleidimą pagal nustatytą tvarkaraštį arba įvykį. Python automatizuoti Excel procesai gali būti sinchronizuoti su kitomis Microsoft paslaugomis, pavyzdžiui, Outlook ar SharePoint. Integracija sumažintų rankinio darbo poreikį ir užtikrintų sklandų duomenų judėjimą. Automatizavus Excel aktų kūrimo procesą su Python, pasiekėme reikšmingų rezultatų. Anksčiau aktų parengimas trukdavo net 3 dienas, o dabar vos 3 minutes. Tai reiškia greitesnį darbą, mažiau rankinio įsikišimo ir mažesnę klaidų tikimybę. 288 sutaupytos valandos per metus. Tai prilygsta beveik 2 mėnesio darbo laiko. Šis laikas gali būti skirtas svarbesnėms užduotims, didinančioms įmonės vertę. Tolesni žingsniai. Patobulinti esamą procesą, pridedant papildomas automatizacijos funkcijas, apsvarstyti integraciją su Microsoft Power Automate, siekiant dar didesnio efektyvumo. Reguliariai peržiūrėti ir optimizuoti Python kodą, kad išlaikytume maksimalų našumą.